Kaip jau, mėly žiūrovai, supratote, šiandieną svečiuojamės gerokai nuo Kauno miesto nutolusioje Čekiškėje. Vaizdingų pievų apsuptyje miestelis verda kiek kitokiu ritmu nei didmiestis. Ten neišvysite nei lekiančių automobilių ar skubančių žmonių. O ir prasilenkus ir nestaptelėjus pasikalbėti būtų galima laikyti ir žydimu. Čia skaičiuoja savo pradžią netgi pagoniškos vietos ir turime ir stebuklingą šaltinėlį, ir alką prie Dubysos, kur anksčiau pagonys aukodavo aukas dievams, bet pats Čekiškės vardas rašytiniuose šaltiniuose paminėtas buvo 1600 metais. Čekiškės miestelio įkūrėjas, bažnyčios fundatorius yra Jurgis Gedgaudas Mackevičius, kuris susijungė su Rodožinskių giminė ir Gegužėnų kaimo vietovėje buvo dvaras Piktakiemiu vadinamas. 16 amžiaus vidurio šaltiniuose parašyta, kad toj vietoj buvo Čečiakampių dvaras. Kodėl dvaras gavo Piktakiemio pavadinimą, niekas negali pasakyti, o Čekiškės vardo legenda siejama labai gražiai su tais pačiais romėnais, turi dar netgi čekišką, čekoslovakišką vardo kilmės istoriją, kuri, aišku, tai yra gražios prielaidos, bet kadangi nėra istorinių dokumentų, tai prielaida ir lieka prielaida, nepatvirtinta tikrais istoriniais dokumentais. Čekiškiečiai taip pat gali pasigirti seniausią veikiančią bažnyčią Kauno rajone. 17 amžiuje Čekiškės miestelį valdė didinga Pacų giminė, kadangi Jurgis Gedgaudas Mackevičius palaidotas yra bažnyčios rūsiuose, bet nepalikęs palikuonių, taip kad dvarai ir šitos vietovės buvo parduodamos, tai šitą vietovę buvo nusipirkęs Pacas ir ją valdė. 18 amžiuje didikų Radvilų dėka Čekiškės miesteliui suteikiamas turgavietės ir prekybmečio statusas ir mes galime prekiauti. 19 amžiuje tai tampa prekeivių ir žydų miesteliu, todėl kad 19 amžiuje Čekiškės miesteliai prie labai gero kelio Raseiniai Vilkija, tame tarpe Čekiškė, įsikūrė žydai ir čia tikrai suklesti labai, kaip jums pasakyti, suklesti labai stipriai prekyba. Remiantis 1923 metų gyventojų surašymo duomenimis, pagrindinėje Čekiškės gatvėje gyveno ir 70% miestelio gyventojų sudarė žydai. Čia buvo pastatyta ir šiuo metu vienintelė Kauno rajone sinagoga. Žydai čia stipriai kūrėsi, plėtėsi verslu ir kaip Čekiškės miestelio gyventojai sakydavo, per atlaidus, kada suvažiuodavo visi, būdavo pas žydus, jeigu jau neturi pinigų, tai žydelis bargan tikrai visada parduos. Tuo tikrai, aišku, kada gyveno ir sutarė, buvo, kad ir vaikus gąsdino, kad ir jie macų su vaikų krauju kepa. Nebuvo, kad čekiškiečiai su jais labai artimai bendrautų. Vis tiek žydų bendruomenė buvo pakankamai uždara, kaip jie sako, ir 41 metais, kada prasidėjo vokiška okupacija, visi Čekiškės miestelio žydai buvo sušaudyti Jaučikių kaime, miške, kartu su Seredžiaus, Vilkijos žydais, taip kad tragedija tikrai labai palėtė. O legendų, kad žydai čia buvo paslėpę ir auksų, kai griovė namus, tai jų tikrai galima prisiklausyti ir jos, dabar jau šiek tiek aprimusios, bet likučiai tų legendų tikrai dar yra išlikę ir sako, kad jeigu Čekiškai kas nors turtingesnis, tai matyt rado žydų auksų. Žinoma, čia būtų ir vis dar yra žmonių, kurie savo darbais, nuopelnais tiek šiam kraštui, tiek Lietuvai yra ypatingai svarbus. Vienas iš jų spaudos uždraudimo laikotarpiu knygas platinęs knygnešys Račkus, o sūnus Aleksandras stengiasi, kad šie knygnešių žygdarbiai nebūtų užmiršti. Labai daug rašė apie knygnešystę ir savo tėčiui sakė, tu užrašyk atsiminimus, kad būtų ateinančiom kartom atsimint. Man labai strigo jau pasakyti žodžiai, kada jisai vienam laikraščiui davė interviu, o jis tikrai labai daug rašė ir apie knygnešius, todėl kad istorijoje tai mes vieninteliai turim tokią spaudos draudimo laikotarpį ir žodis knygnešystė yra būdingas tik tai lietuvių tautai. Tai jisai rašė, aš Lietuvai
niekas, bet Lietuva man viskas. Toliau norėčiau paminėti mūsų kraštuose gimę, mokėsi mūsų mokykloje broliai Jonas ir Antanas Marcinkievičiai. Žurnalistai, redaktoriai žurnalų. Abu Antanas parašė knygą ir išleido 1969 metais, išeina pati pirmoji knygelė, labai nestora, bet pavadinimas Prie Dubysos ir apie Čekiškės krašto žmonės, apie tai, ko čekiškiečiai gyvena, apie tai, kokį jam atsiminimus sukėlė būtent šitas kraštas, jisai savo knygelį. Tai pirmoji knygelė, kuri tikrai yra saugoma ir jeigu jau čekiškietis neturi Marcinkievičiaus knygos, tai sako, tu ką, neįsigijai? Bet esmė tame, kad tų knygelių tikrai dar pas čekiškiečius galima rasti. Čekiškės miestelio gyventojai su pagarba prisimena ir Lietuvos nepriklausomybės akto signatarą profesorių Praną Dovydaitį. Jie prisimena jį kaip gerą ir čekiškiečiai kalbėdavo. Sako, kada ateidavo į miestelį, visi sakydavo, profesorius eina. Kodėl? Todėl aš sakydavau, kuo jisai išsiskyrė iš kitų. Tai seni žmonės sako, vaikeliai jis tikrai išsiskyrė. Gražus ploščius, paltukas ir visada su skrybėle. Sako, iškart galėjai pasakyti, kad ateina profesorius. Toliau Čekiškės miestelio žmonių sveikata rūpinosi gydytojas Leonas Markelis. Paprastas, linksmas, turbūt gydė ne tik tai jo išrašyti vaistai, bet gydė jo ir pačio žodis, čekiškiečių supratimas. Tikrai buvo nepasikėlęs, paprastas žmogus, buvo apdovanotas ir Pirmūno medaliu. Tuo metu mesgi gyvenom sovietiniai Lietuvoj, tai socialistinio darbo didvyrio vardai buvo teikiami tik tai komunistam, tai šitas žmogus socialistinio darbo didvyrio vardą gavo būdamas nekomunistas. Įkūrė čia ligoninę. Senieji čekiškiečiai pasakojo, kad kadangi jo namas stovėjo prie gatvės, tai jeigu atsitikdavo kam nors bėda, vidury nakties buvo galima pabelsti į vieną langą, gydytojas atsikeldavo, paklausdavo, ar turit su kuo mane nusivežti ir skubėdavo ligonėms į pagalbą. Gydėsi pas jį iš visos Lietuvos ir atvažiuodavo daug beviltiškų ligonių ir visi sakydavo, jūs turite stebuklingą gydytoją. Tai tikrai taip ir buvo. Žmonių, kurių indėlis į Čekiškės kultūrą, istoriją matomas ir dabar, ir vargu ar užtektų šios laidos laiko visus juos išvardinti. O pasak seniūno, čia kiekvienas žmogus yra ypatingas. Gamta gražesnė, prie Padubysus esam. Ir kas liečia žmonės, jeigu palyginus su priemiestinim seniūnijui, tai čia aš galiu tik tai tiek pasigirti, kad žmonės yra labai nuoširdus, labai nuoširdus ir visada galima su jais rasti bendrą kalbą, pasikalbėti. Miestelį būna žolinė, kuri būna rugpjūčio mėnesį, tai tradicinį miestelių šventį. Ir va šiais metais, kas 5 metai darom miestelių tokia kaip ir jubiliejinės šventės. Buvo 400 metų, 405, 410, šiais metais bus 415, kurią planuojame daryti Liepos 19 dieną. Ir kviesime visus, kurie yra kažkaip vienaip ar kitaip susiję su Čekiške. Ar čia gyvenę, ar čia mokėsi. Ir darysim, kadangi yra Škapliernus atlaidai, tai būtent tą progą mes padarysim ir miestelį šventę. Seniūno Mečislovo Zavecko teigimu, Čekiškės seniūnijoje daug verslininkų nėra, tačiau galima didžiuoti stambių ūkininkų gausa, kurie visokeriopai prisideda ir prie miestelio švenčių įgyvendinimo. O prireikus žiemą nuvalo ir sniegą nuo kelių. Čia visi draugiški, vieni kitus pažįsta ir padeda. Turbūt nerastume nei vieno miestelėno, kuris nežinotų stambaus ūkininko Romualdo Majero, kurio giminės šaknis čia nuo seno yra įleistos. Čia mano, tie močiutės pradėjom ūkininkauti, močiutės žemės čia 10 hektarų buvo. Kaip čia, kai tekėjo, tėvai atskyrė, ar kaip čia davė, kaip kraitį. Tai va, čia tavo konkrečiai ta vieta. Tai žinot. O būtent pasirinkote Čekiškėje ūkininkauti dėl geros žemės ar dėl to, kad čia jau augot, gyvenot? Nu, čia augom, čia dirbom, čia mes nesirinkom. Turbūt jinai mus pasirinko. Tai kadangi
Niekur, nei baigęs akademiją, nei kitur, niekad niekur nedirbau kitur. Ir dirbau čia. Čekiškė, Daugėliškiai. Skaityk ta regionas šitas. Mano specialybė, agronomas buvo specialybė, baigiau akademiją ir paskiau pradėjom dirbti ūkį, kol ūkį, tam blogajam, kaip kad sako, žinai, kur. O paskui vadovauti ūkiui pradėjom, paskiau vėl, kada buvo griaunama ta visa sistema sena, pradėjom ūkininkauti, pradėjom dirbti pagal šiuolaikišką tą vadinamą sistemą, ūkininkavimas ir panašiai. Romualdas pradėjo ūkininkauti nuo 1991 metų. Šiuo metu verslas puikiai klesti, jame sukasi ir šeimos nariai, tačiau vyras teigia nežinantis, ar norėtų, kad ir jo vaikai tęstų šią veiklą. Sako, nenorintis užkrauti tokio sunkaus darbo ir begalės rūpešių. O mes pasmalsavome, ar pats Romualdas galėtų viską lengva ranka mesti ir persikelti gyventi į miestą. Dariau visada tą, ką sugebėjau, ką mokėjau. Buvau išmokytas dirbti žemės ūkį. Ir dirbau, ir toliau dirbu tam žemės ūkį, o ar į miestą, ar ne į miestą, tai žinot, čia daug nuo ko priklauso. Ir nuo sveikatų, ir nuo galimybių vystyti tą savo sritį. Čia daug kas priklauso. Negalima vienareikšmiškai. Būtų sunku jau tą savo darbą. Kažką, tai aišku, išsilavinimas yra supratimas. Jeigu sugebi žemės ūkiai dirbti, tai sugebėsi daugumai dalykų dirbti. Ja. Kai kitas ateis, jeigu jis iš miesto ateis, tai labai kuriem retai pavyks žemės ūkiai sugebėti dirbti. Nes reikia ir nuojautus, ir žinių daug. O dažniausiai miesto žmogus, jis yra siaurai specializuotas, jis kažkokią vieną sritį gal gerai išmano, bet kitos nieko neišmano. O žemės ūkiai žmogus, tai jisai daugiau mažiau yra pakankamai universalus. Vis dažniau Lietuvoje susidurime su gyventojų mažėjimu kaimuose, tačiau pašnekovo teigimu miestiečių persikėlimas į užmiestį situacijos nepagerintų. Iš miesto tai šitie nepapildys kaimo. Visada kaimas Lietuvoje pildė miestus ir tik miestai, aš sakau, išliko jie tokie dar funkcionuojantis, kad ateidavo iš kaimo žmonės, kurie išmokyti vaikai, kurie mokėjo dirbti, stengiasi, norėjo, tai jie tos miestus ir palaiko. Kaip dabar, kad Lietuva palaiko Anglijos ten tos, kaip sakau, tualetų plovimą, nes kitaip tai jie nuskęstų ten tuose savo, žinai. Romualdas Majeris verčiasi tiek augalininkystę, tiek gyvulininkystę. O šie Čekiškėje žaliuojantis laukai bei pievose besiganantis galvijai rodo, kad tik per sunkų darbą buvo visa tai pasiekta. Laikom melžiamas karves, pagrindė Lietuvos juodmargės, holštinizuotos. Rodikliai mūsų čia tokie su Lietuvos vidurkiu primelžiai, ta pieno kokybė yra neišsiskiriantys beveik. Daugiau nežinau, šiai dienai karvių turim šioj fermoj 335 melžiamas, yra apie 60 karvių užtrukusių. Prieauglio yra kažkiek tai apie 300. Tiksliai negaliu pasakyti, kai dokumentą žiūrėjau. Kokių turite naujovių? Galbūt jūsų ūkis išsiskiria tiek technikos galimybėmis ar kuom dar? Mūsų ūkis susideda iš dviejų padalinių. Čia yra Liučiūnų ferma, sakykime, yra Daugėliškių ferma. Tai Daugėliškių fermo yra jau moderniai viskas įrengta, tai rudenį paleista melžimo aikštelė. O šita aikštelė yra statyta Liučiūnų padalinio prieš 10 metų. Tai jinai tokia yra veikianti, pilnai funkcionuoja, bet jau biški prekinės išvaizdos neturi. Romualdo ūkyje karaliauja juodmargių veislė, kuri kaip ir visoje Lietuvoje yra itin populiari. Juodmargių veislė yra sena lietuvių veislė, išlikusi nuo kolūkių laikų. Mes kaip ir bendrovė, čia buvo mūsų kaip ir pagrindas to veislė gyvulių, paskui pradėjom ją holšteinizuoti, dabar turim tokius mišrūnus juodmargius
Holšteinais, veislė. O kom ši veislė skiriasi nuo kitų? Kuo jinai yra ypatinga? Yra produktyvi veislė, pieno kiekį didesnį duoda, kokybė pieno yra nebloga, biškį lepesnė yra veršeliai, sakykime. Šios, mišrūs tie, bet pieno duoda, sakykime, holšteinizuota juodmargė pieno duoda 8 tonas, 9 per metus, o juodmargė paprasta iki 6 tonų duoda, ne holšteinizuota karvė. Šiame ūkyje per metus yra sulaukiama apie 300 veršelių. Buliukai yra iš karto parduodami, o telyčaitės toliau auginamos šiuose fermose. Na, o mes tiesiai iš šio ūkio keliaujame toliau. Vos tik atvykusi Čekiškė seniūnas užsiminė, kad egzistuoja nuostabių moteriškių klubas. Kiek vėliau išsiaiškinome, kad tai yra neįgaliųjų draugija. Mūsų draugija susikūrė prieš 4 metus. Jau mes 4 metai kaip dirbam. Kiekvieną trečiadienį mūsų yra toks projektas. Darbo diena buvo ir vieną trečiadienį dirbam Čekiškai. Mes susijungėm su Ličiūnais. Ličiūnus šiandien atvažiavom. Kitą trečiadienį vėl būsim Čekiškai. Dirbam labai gabios moteris, labai daug ką dirbam. Veliam, iš Vilno, siuvinėjam, gėlės darom. Iš karoliukų veriam, karolių apyrankių gražių pasidarom, tik gaila, kad šiandien nieko neturim. Tai mums iš sektukų, kur baltinį žiaunam, iš tų padarom nuostabiai. Gražių daiktų. Iš ledų pagaliukų padarom. Akivaizdu, kad šios seniūnijos moteris tikrai neturi laiko nuobodžiauti. Čia yra rengiamos vakaronės, gimtadienio šventės, koncertai ir visais įmanomais būdais stengiamasi praturtinti laisvalaikį. Rankdarbiai patinka, aplamai rankdarbiai. Mezgu, neriu labai daug priešinės, mezgu, drabužius mezgu savo. Ar tik tai dėl rankdarbių, ar galbūt dar dėl draugijos? Kad iš namų išeit, kai nedirbu darbo, namuose ūkininkaujam po truputį, tai kažkaip norisi iš namų išeit, pabendrauti, išvažiuoti. Bendrai visos moterys dirbam, ką kuri mokam, tą pasitarėm ir darom visos kartu. Reikia natūralios odos, darau gėles, vazas, butelius. Ten apklijuoti reikia formą turėti, ten kažko tai klijuoti ir klijuojasi, dirbasi. Čia išmokau šitam projekte, atvažiavo moteris iš Kėdainių, parodė ir labai patiko man ir pradėjau dirbti. Kai apsilankėme, buvo pats darbų įkarštis. Moteris viena po kitos dėliojo jau pagamintas dirbtines rožes. Lapuką mes jį užlenkiam kraštelį, šitai rožytę darom, šiandien suspaudžiam paskui kitą paimam lapuką, užlenkiam gražiai kraštelį, pasidarom lapukus gražius, štai šitai paskui susukam vidurėlį, padarom tokį dar, štai paimam juostelę, štai iškerpam gražiai apvaliai, mes ją ištiesiam, padarom tokį viduriuką gražų, štai, pasimam pagaliuką, tą pagaliuką įdedam, ir dedam aplink lapelius. Štai. Mes paklijuojam, pasimam klijų, štai lapelį paklijuojam. Paklijuojam lapelį, geriau liptų. Štai šitai lipalo. Tai šitokia buvo pradžia vyžytės. O dirbama čia išties nuostabiai. Gera nuotaika, puikiai kompanija, ir žinoma, čia neapsieinama be dainų. Visai nekaltai, o sodai vis valo ir valo, lakštingalos suokė naktį, tos dienos auksinės apsalo, tyliajam dainų sukūry.
nuvykę į vaikų darželį ir susipažinę su 41 metus darželio auklėtoja dirbančia Janina įsitikino, kad Čekiškyje gyvena ypatingai darbščios moteris. Prieš 15 metų buvo pas mūsų Čekiškės darbų kultūros namai, buvo tokia, sukūrė mes Kraitę moterų klubas, kurį mes ne tik darbus dirbdavom, mes važiuodavom ir į gražiausias sodybas, ir šiaip į išvykas čia vietoje, bet dirbom daugiausia tokių rankdarbių, kurių gal daugiau niekad negamindavo tokių, mes pačius per save sugalvodavom, tobulydavom tuos darbus. Ir štai pavyzdžiui šitą rožę, tai mes su Laimute Tulevičienė, kuri dabar dirba senelių namuose medsesuo, išstudijavom tikrąją rožę ir per vieną vakarą tik ją padarėm iš šitokią, bet po to jinai tobulėjo ir tiesiog gaunasi toks darbelis, kurį galima padovanoti bet kam ir nereikia pirkti ir jisai, kaip sako, nereikia nei jos daug prižiūrėti, nei nieko, tik tai ir labai patenkinti žmonės, aš neperku gėlių, bet dovanoju šitas gėlės. Taip pat čia viskas yra padaryta iš lino. Liną perkame mes iš ten vienos parduotuvės Kaune. Ir čia daug darbo reikia įdėti, reikia jį su lipalu iškrakmolinti. Po to mes dar sugalvojom ir buvo čia atvažiavę iš Kėdainių tokia moteriškė, mums parodė, kaip daryti vazas. Vazas taip pat darom iš odos, kuri tikrai, ką žinau, irgi naudojam tas vazas, padovanoti dovanas kažkam tai savo artimiesiems, draugams, pažįstamiems. Taip pat einam į mugės, kur mus kviečia. Čia buvo vienu tarpu labai madinga gėlis sektis į atlapus. Tai ir tokių visokių gėlyčių mes darim. Čia yra ir technika, kaip aš jas darau. Dar ką mes darom, dabar naujai pradėjau gaminti šitokią štai mergaitėm papuošimą į plaukus. Dar namuose, ką pirmiausia apdirbu taip pat odą butelius, kurie tikrai papuošia virtuvę. Galima padaryti vietoj vazos naudoti, galima ir šiaip kažkokiem stalo papuošimui ir kam. Ne vieną kartą darželį užauginusi moteris teigia, kad taip pat labai mėgsta mažuosius mokyti rankdarbių. Vaikam diegiu tą tokį meilę darbui, kad vaikai patys kažką sugalvotų ir padovanotų ar mamytė, ar draugui, ar draugė, ar dar kaiminiai, kad nereiktų pirkti iš parduotuvės, bet tas vaikų pagamintas darbas yra daug brangesnis ir daug meilesnis negu pirktas iš parduotuvės. Skubame paminėti, kad Čekiškyje nagingos ne tik moteris, bet ir vyrai. Aplankėme save labai kukliai vertinantį drožėją, kurio darbai puošia ne vien tik šią seniūniją, o pasivaikščioję po sodybą supratome, kad darbai kalba patys už save. Ne, aš sakau, ne tautodavikas, ne koks menininkas, o toks savamokslis. Ne, čia drožėjas. Koks čia drožėjas? Kada pradėjote drožti ir kaip išmokote to amato? Čia toli gražu iki drožėjo man. Pirmą kryžių 91 metais tėviškiai pastačiau. Padovanojau, užrašiau tau tėviškę. Prienų rajone stovė. O paskum čia mokykloj, čia Čekiškiai stovi 2 kryžiai. Nepriklausomybės aktų signataro vietoj, kuris gyvenęs, kur kūrėsi, ten kryžius stovi. Mano padarytas 60 metų buvo, kaip nužudė jį, tą progą mes pastatėm. Jis buvo sušaudytas kalėjime. Paskui pernai čia koplytstulpį pastačiau miestelio centre. 100 metų buvusiam gydytojui socialistinio darbo didvyriui, vieninteliam Lietuvoje buvusiam Leonui Markeliui prie felčerinio punktų koplytstulpį pastačiau prieš 3 metus, 100 metų, kai buvau nuo jo gimimo. Daugiau aš čia, aš nežinau. Tai kai man pavadinimus čia vienam kitam, kad padarau kokius. O daugiau tai čia toks iš mane čia
menininkas. Šiokia tokia atgaiva, kai medį paimu. O taip, tai čia. Man geriau kiaušinius margyti, aš prieš Velykas labai mėgėjęs irgi. Senoviškai, dzūkiškai. Įdarau dažus, kaip vadinama, kroską juodus. O, ir su vašku dažau. Kaip ta kroska padaroma? Kaip padaroma? Oi, juodalksnio žievė, geležys ir mėnesį rauginį. Ir paskum dėdi kiaušinius ir jie juodai labai nudažo gražiai. Užbaigiant šią laidą dar kartą priminsim jums šio krašto himno žodžius, kurie mūsų akimis labai taikliai nupasakoja pačią Čekiškę. Ji visada dailiai žydėjo ir tikrai dar ilgai žydės ir tik dėka šių žmonių, kurie gimė, augė ir neišmainė gimto lizdo, kuria gyvenimus čia. Čekiškė, Čekiškė,